siaubo stovykla ir lūpų dažai. Negaliu tinkamai apibūdinti siaubo stovyklos, kurioje mano vyrai ir aš turėjome praleisti kitą savo gyvenimo mėnesį. Tai buvo tik nevaisinga, dykuma pliuka kaip nupešiotas viščiukas, lavonai gulėjo visur, kai kurie didžiulėmis krūvomis, kartais tysojo pavieniui arba poromis ten, kur nukrito. Prireikė šiek tiek laiko priprasti prie to, kad griūva vyrai, moterys ir vaikai, einant pro juos ir susilaikyti nuo bandymo jiems pagelbėti. Reikėjo anksti priprasti prie minties, kad individas tiesiog nesiskaito. Žinojom, kad 500 per dieną miršta ir kad 500 per dieną mirs kelias savaitės, kol kas nors ką galime padaryti turės bent menkiausią poveikį. Tačiau buvo nelengva stebėti nuo difterijos mirtinai užspringusį vaiką, kai žinojai, kad tracheotomija ir slaugimas jį išgelbės. Matyti, kaip moteris skęsta savo vėmaluose, nes buvo per silpnos apsiversti, o vyrai krimto kirminus laikydami puskepalį duonos, vien dėl to, kad norėdami išgyventi turėjo valgyti kirminus, o dabar vargiai galėjo juos atskirti. Krūvos lavonų nuogų ir nepadorių, su moterimi per silpna, kad atsiremtų į juos, kai ant atviros ugnies gamino maistą, kurį jai davėme, vyrai ir moterys tupintys, bet kur po atvirų dangumi besituštinantys nuo vidurius plaunančios dizenterijos, moteris stovinti nuoga ir besiprausianti kokiu nors muilu vandenyje iš rezervuaro, kuriame plūduriavo vaiko palaikai. Netrukus po to, kai atvyko Didžiosios Britanijos Raudonasis kryžius, nors tai gal ir nesusiję, atkeliavo labai daug lūpų dažų. Tai buvo visai ne tai, ko mes vyrai norėjome. Mes reikėjome dėl šimtų ir tūkstančių kitų dalykų ir aš nežinau, kas paprašė lūpų dažų. Labai norėčiau, kad galėčiau atrasti, kas tai padarė. Tai buvo genialus veiksmas, grynas nesumeluotas spindesys. Manau, kad šiems internuotiesiems niekas nepadėjo daugiau nei lūpų dažai. Moteris gulėjo lovoje be paklodžių ir naktinio trikotažo raudonomis lūpomis. Matėme jas klaidžiojančias su ranklude ant pečių su vyšninėmis lūpomis. Pamačiau mirusią moterį ant postmortem stalo, jos rankoje buvo lūpdažių gabalas. Pagaliau kažkas padarė ką nors, kad jie vėl taptų individais. Jie buvo kažkas, o ne tik numeris ištatuiruotas ant rankos. Pagaliau jie galėjo pasirūpinti savo išvaizdą. Tie lūpų dažai padėjo grąžinti jiems žmogiškumą.